Sveikas. Ar reikalingas išsilavinimas vesti konsultacijas psichologo pozicijoje? Ar tai legalu? Pas mane yra aštrus psichoanalizės efektas. Ar apmokytum mane savo gebėjimais? Tai pažiūrėk dabar, kas yra. Pabrėžim keletą momentų. Ar reikalingas išsilavinimas, pradėsim nuo to. Nuo čia reikia pradėti. Kas yra išsilavinimas? Aš specialiai pabrėžiu žodį, yra išlavinimas ir yra išsilavinimas. Tai išsilavinimas nuo kalbų nėra, kad jis būtinas. Bet kokia prasmė būtent psichologijos prasme. Tai išsilavinimas, pavyzdžiui, mano atveju buvo, visas mano gyvenimas buvo išsilavinimas. Nuo pat vaikystės, nuo ekstremaliausių visokiausių vaikystės, paauglystės, gyvenimo, to ekstremalaus nuotykių, patirčių, kurie gilina ir erdvina mane, supranti. Aš buvau priverstas pažinti, skaityti, perskaityti, suprasti žmonės. Kitas dalykas, tam reikia turėti gabumų, reikia turėti prigimtinę tą vadinamą empatiją. Iš kur jinai, ar iš dūsės, ar iš sielą, ar iš abiejų kartų. Dar reikia turėti sveiką racionalistinį, analitinį protą. Kiek veiksnių turi būti vienoje vietoje. Itin racionalų, gebėjimą mąstyti esmėmis, aš tokiais reiškimas kalbėjau. Įsivaizduok žmogų su gilia empatija. Ką tai reiškia gilia empatija? Tiesiog gebėjimu prajaus kito jausmus. Iš tos pusės turi būti visiškai šalto proto. Šiaip empatija daugiausia būdinga moterim ir jinai nieko bendra neturėtų su vadinamu šaltu protu gamtoj. Kaip tik jinai turėtų empatiją skirta apsaugoti savo palikuonis. Tai yra motina turi nebesaugot savęs, jinai pirmaliai turi saugot palikuonį. Tai kaip tik tai turi aptemti net protas. Dažnai kaip ir matom, tas ir atsitinka. Čia turi būti išlikti šalto protą. Visiškai. Iki galo praėjoti žmogų, kuris galbūt visiškai siaubinga drama, bet pats išlieka šaltas. Ne tai, kad abejingas, sakykime, jo ten problemom temom, bet skur šaltą protą. Analitinį turėti protą. Aukštesnė reikia ir intelektą kažkiek. Nes aš, pavyzdžiui, žinau žmonių, aš pažįstu žmonių, tarp savo pažįstamų, artimų, nepažįstamų, kurie turi ir labai stiprią empatiją, ir galbūt net išlaiko šaltą protą, bet trūksta analitiškumą. Plius dabar, sakym, išsilavinimas. Dar yra akademinis vadinamas išsilavinimas. Tai tu dabar suprask, ar gali tau akademinis išsilavinimas išgilinti tavo gebėjimus prajaust. Tavo dūšies gelmes gali išgilinti. Anekdotas, nes realybė tai rodo, kad tai yra tragikomedija visiškai šitoje vietoje. Tai negalima pagaminti išsilavinimu gerą psichologą, jeigu jis neturi va šitų prigimtinių savybių. Negalima, tiesiog neįmanoma. Jos gamina konvejerių. Todėl vyksta siaubingi dalykai, kaip nesiaubingi, tragikomiški, sakykime, dalykai vyksta. Toliau, kas toliau pas mus. Ar tai legalu? Kas tu gali uždrausti? Net ir vadintis psichologų. Tokio įstatymo, tokios apribojimo nėra. Gali vadintis ko nori. Gali vadintis vyskupu, gali vadintis kosmonautu, gaisrininku, gali vadintis ko nori. Suprantate? Vadinkis ko nori. Kas tau gali uždrausti kažko vadintis? Kitas dalykas, aš turėjau istoriją. Aš turėjau istoriją. Anksčiau, kaip tą darbą pradėjau, mane atakavo psichologų asociacija. Parašė jos prezidentas man laišką su griežtu nurodymu nutraukti veiklą. Jis neparašė nei kokią veiklą man nutraukti, nei už ką, nei kodėl, nieko neparašė. Tiesiog kategoriškam intonacijom davai nutrauk veiklą, kaip kažkoks verchas baranai kokiam, suprantate. Tai aš jam tada parašiau, kaip čia man dabar reaguoti, irracionalų elgesį.
tai aš jam vieną tik tai parašiau frazę. Ne? Aš ne psichologas. Ne? Ne? Aš dirbu psichologo darbą, psichologinį darbą dirbu, bet va ta prasme, jis aš ne psichologas. Jis, ką jis tada padarė, jis parašė į ministeriją. Sveikatos apsaugos ministerija parašė skundą. Ne? Iš sveikatos ministerijos atėjo man vėl dar vienas toks panašiam intonacijom reikalavimas nutraukti veiklą. Aš ką darau, aš imu telefoną ir skambinu į tą ministeriją. Alio, sakau, iš tikrųjų įdomu, tokį jūsų laiškutį, man čia kažkokio kategoriško reikalavimo nutraukti veiklą. Kokį veiklą, sakau, aš turiu nutraukti? Apie ką jūs kalbat? Čia nieko nekonkretizuota, nieko nenurodyta. Ką aš turiu nutraukti? Kodėl turiu nutraukti? A ta moteris, kurie atsiliepė, ten kažkokia vedėja, kažkokia. Vam pasakyta, parašyta, reiškia, nutraukit. Gerai, sakau, bet tai ką? Jūs sukonkretikit mintį, ką, kodėl, už ką. Masko veikla visai matosi internete. Pavyzdžiui, tame YouTube matosi visą mano veiklą. Kas ten negerai, tai ką aš ten turiu nutraukti ir kodėl, sakau, žinai. Kas jūs tokie, kad aš turėčiau tą veiklą, kažkaip iracionaliai skambos, gal paaiškinkit, žinai, specialiai, gal taip techniškai, žinai. Tada jinai pristatė man jau, sako, gerai, tu tau perskambės, parašys tas žmogus, kuris čia atsakingas šią temą. Tai žinai, koks buvo nuotykis. Tas žmogus susisiekė, sako, aš norėjau pažiūrėti, sako, kas čia, sako, per tas jau toks jau Lunskis, žinai, kad, sako, jau psichologų asociacijai grėsmė kelia. Sako, pažiūrėjau, paklausiau, sako, ir patiko man visai, protingai kalba ten jau, sako. Čia ne mūsų, dabar esmė, čia ne mūsų kompetencija, sako, surai. Mes žiūrim, kad vaistus teisingai leistų, kad operacijas teisingai darytų, kad turėtų leidimus į licenzijas šitiem dalykam, operacijom, procedūrom. A čia, sakau, kas tau gali uždrausti? Aš tiesiog kalbu su žmogum. Aš tik tai kalbu, kas gali uždrausti tau kalbėti su žmogum? Kas gali tau duoti žmogui patarimus? Aš niekada neduodu nurodymų. Aš niekada nedarau jokių sprendimų žmogų. Aš jam tik išaiškinu, paaiškinu, dėl ko, kaip, kas priežastingumas seka, vyksta, kodėl tu taip elgiesi, kodėl kiti taip elgiesi, kokios gali būti pasiekmės iš šito elgesio ir panašiai, jis išaiškina. Žmogus pats viską tada susigaudo ir pats sprendžia, kaip jam elgtis ir kaip nesielgti. Maža to, įsivaizduoju, aš dažnam savo pasmatysiem žmogus, sakau, klausyk, sakau, aš neprisimu jokių atsakomybių, aš šis neatsakingas, įsivaizduoju, tu esi atsakingas, tu atėjai pas mane ir tu esi atsakingas, ir aš tave įspėju, ir aš tave prašau, sakau, pas mane atėjus, kad tu klausyk atidžiai, gal aš aferistas, gal aš šarlatanas, gal aš apsišaukėlis. Tu klausyk, čia tavo atsakomybė yra. Išmok atskirti. Bet kaip taisyklė, masiškai jie nemoka atskirti. Ir matai, kas savo. Jis galvoja, kad jis kažką ten baigęs, turi kažkokį diplomą, ar pažymėjimą, kažkokį lachatronų dabar priveista visokių. Tai čia garantija, kad čia ne šarlatanas ir ne aferistas. Jokia. Visiškai. Dažniau tai yra nuoroda, kad čia ir yra gryba. Nes jis tie diplomai dažniausiai yra feikiniai, nieko nereiškintis. Reikia realaus savo srities profo. Ir sakau, klausyk, tavo darbas pas mane atėjus yra klausyt, suprast, žiūrėt, kad aš tavęs neapgaučiau. Aš gal netyčia tai apgaut galiu, supranti, aš kvailys tiesiog pats savimi tikėjau šarlatanus, kurių pilna dabar. Tavo atsakomybės. Todėl, jeigu tu kuo nors nesutinki su mano mintim ir iškart stop. Jeigu tau atrodo, aš kažkur nusiščiau, tu iškart stop. Jeigu tau atrodo, kad kažkaip kitaip, stop. Tu turi pilnavertiškai dalyvauti su protu, intelektu, savo pajėgumas dalyvauti, vadinamai konsultacijai. Tada jinai būna tikrai efektyviai. Tai šito dalyką galima tave išmokyti. Aš galiu tave išmokyti būti protingu, racionaliu, labai jautriu, giliu ir tuo pačiu visiškai šaltu. Prajaust kitą žmogų dūkščią sielą iki galo,
prajaust, matai, prajaust iki galo, atsidu, ką tai reiškia. Ten matosi sekosnių, priežastingumą per visą giminę einančią. Kaip to galima išmokyti? Jeigu tau to neįdėto, neduota. Taip, kas klauso mane daugelį metų, jie pradeda persisemti tuo, pradeda įgauti šitas savybės. Pradeda jau jų intelektas, tarytum perėti vieną rezonansą su mano intelektu. Aš jaučiu, matau. Nesakau, kad ten daugelio, kad ten visų, kas manęs klauso, bet atitinkamos dalies grupės žmonių, aš jau tai jaučiu, matau. Suprantate, jie jau pergauna, įgauna tą savybę. Kaip tai dabar tą išmokyti? Dabar, pavyzdžiui, šiandien dar dariau vieną filmuką, ir ten buvo tema valista veidotyra. Visiškas feikas, visiškas lachatrona, totalus. Ir vėl šitie feikiniai veidotyrininkai daro feikinius mokymus. Gamina feikinius iš tuos veidotyrininkus. Tai yra aferistai gamina kvailius, tarp kvailių vėl kiti aferistai, tai plinta kaip piramidė. Jokia veidotyra tau nepadės, jeigu tu neturi prajautimo. Tik pažvelgus į akį žmogui, tik išgirdus jo intonacijas, jau kitas jau jaučia, supranta, girdi. A kitas išvis nieko negirdi. Apie tai irgi buvo pas mane visa laida. Kad žmonės, didžia dalimi žmonės visiškai neskiria žmonių, neturi va šitą gebėjimo, jautrumo, pajautimą. Tai gali jo išmokyti. Nelabai, kaip ir be šansų. Jeigu tu sakai, kad sakai, pas mane aštrus psichoanalizės efektas, vadinamas, išreiškimas, gebėjimas. Tai tada galbūt, jeigu tu turi. Žinai, čia kaip galima pasakyti. Tu ateini, pavyzdžiui, į muzikos mokyklą, tau ką tikrina klauso, tau muzikinius gebėjimus, tau tikrina. Jeigu pas tai nėra, muzikos įskisė. Kitų adresų, čia tau nieko nesigaut. Kitą klauso, sako, tu idealus, šitą įmam, stveriam. Tai čia irgi tas pat. Todėl yra paprasta taisyklė. Jeigu žmogus gabus tam, turi talentą, gal net sparčiai psichologijai, kas yra baisiai subtilus dalykai, jis bus sėkmingas psichologas. Tas, kuris jau neturi, tu jį mokink kur nori, kiek nori, kaip nori. Iš jo gal padarysi kokį vertelgą gudrų tokio prisitaikėlį šabloninių šitų visų klėdesių populiarintojų, perkalbėtojų vadinamą, imitatorių tau, tai gal, to būna jie paskui galbūt, dažnai. Tikrai gilaus, prajaučiančių žmogus šitą nepadarys. Tai va tokia tema.